Sveiki, Sporto TV eteryje Baltijos krepšinio lygos rungtynės ir netrukus čia Panevėžio Cido arenoje prasidės dvikova tarp aikštės šeimininkų Lietkabelis krepšininkų ir šiandien 87-62 nepasigailėjo Barsi ekipos iš Kazachstano lengva pergalė 2-1 vidinės, kuris gali žaisti ir trijose pozicijose ir antrųjų, trečių ir ketvirtų numerio. O čia dabar Gintaras Leonavičius pasirinkimas ant 2 taškų, Tomas pelnė 2 taškus, taip pat Darvidas Šiknius, Gintaras Leonavičius ir Vilmantas Dulys. Čia Darvidas perimtas kamuolys ir iš po krepšio 2 taškai, kuriuos pelno Buterlevičius. Donis Beretas jo metimas ir blokas dabar iš Gintaro Leonavičius iš karto perdavimas į priekį, greitai bando žaisti šiandien Nevėžis, bėga į priekį ir Brezeltono prasiveržimas ir štai taip dabar buvo pašokęs aukštai Derenas Brezeltonas pažas ir išsaugo kamuolį svečiai. Čia Vidas Ginevičius iš 3 taškų zonos žaidžia ketvirtuoju numerį irgi ne jo vieta. Kai sugrįž Bukevičius ir Šilinskis, galime tikėtis, kad Nevėžio komanda bus dar solidesnė. Čia greita ataka ir dar 2 gražus taškai. Nevėjas 9 taškai yra jo sąskaitoje. Čia vėl greita ataka ir iš po krepšio Derenas Brezeltonas pelno 2 taškus. Gali vykti būtent tarp Nevėžio, Šiaulių ir Ventspils. Tačiau jokios abejonės. Čia koks dėjimas iš viršaus ir Gintaras Leonavičius. Serija, kuri, galima sakyti, kad nokautuoja Gintauto Vileitą ir Lietkabelio komandai. Tačiau kaip ten bebūtų, vis dėlto Nevėžis pirmauja įtikinamų pranašumų. Dabar komandas jau skiria 29 taškai. Ginevičius 5 sekundės lieka iki tą, kai skirto laiko pabaigos. Tai 3 taškų zonos stikas paveikia Martiniuko zonai, jo metimas netinklus, Simas Buterlevičius, greitas raidas be pralaimėjimų žygiuoja Nevėžio krepšininko oficialiuose mačuose. 2 pergalės Baltijos krepšinio lygos taurės varžybose, čia dar vienas. Nors kaip ten bebūtų, žaidė taip, kaip leidžia varžovas. Čia perimtas kamuolys ir Vinis. Mantas Virbavas, taip pat Tomas Černeckis, šių bundimą Odiekosą ir dabar Odieko. Dar vienas perdavimas ir koks gražus. Derenas Brezeltonas pelno 2 taškų. Niekadamas kaip užima 2 žaidėjai, tai yra ir Darik Kriškanas ir Antonis Benetas, kurie gina Odiekosą. Nevėžio komandai 25 taškus įmetė Brezeltonas, 12 pridėjo Leonavičius, 13 Dulys, 16. Sveikiname Nevėžio komandą su pergalė, užuojautą Lietkabeliui. Pergalės šios ekipos dar ateis. Kol kas sezono pradžia sunki, tačiau, kaip sakoma, sunku pradybose lengva kas. Galbūt sezono pabaigoje rezultatų bus visai kitokie. Na, o šias rungtynes jums komentavo sporto žurnalistas ir komentatorius Ginevičius. Su jumis atsisveikinu, iki kitų kartų, iki.